Mariau, šiandien žaidė turbūt pačias geriausias rungtynes šio sezono ir čia nusiteikimas tai padėjo. Aš tikiuosi negeriausias. Iš tikrųjų, aišku, nusiteikimas, bet ir dabar artėja tas metas, kai, kaip sakoma, visos varžybos labai svarbios ir tu turi maksimaliai būti susikoncentravęs, maksimaliai pasiruošęs ir atidirbęs viską 100%. Tai aš manau, kad mes link to einam, mes dar ten nesam, bet mes einam link to. Per pirmą 16 minučių metėme 89% dvitaškių ir apie 70% tritaškių. Čia ta prasta gynyba varžovo, ar tiesiog buvo ta diena, kai sekėsi viskas? Aš nepasakyčiau, kad sekėsi, aš paprasčiausiai yra mūsų namai, mūsų namų salė, visi pasitikė savimi ir meta ir pataiko. Taip turi būti. Žiūrovai šiandien turbūt irgi nemenka gali suvaidina, ar ne? Labai, aš manau labai iš tikrųjų. Jie visą laiką padaro savo dalį, visą laiką sirgalių tribūna ir visi aplinkui. Bet šiandien, aš manau, jie visi buvo kaip vieninga komanda, tokie kaip mes esam. Ir tai yra, kaip sakoma, 12 žaidėjų ir dar jie, tai yra 13 mūsų. Prieš rungtynes varžovų komandos treneris sakė, kad jis nesiruoš šiam rungtynėm ir kad važiuoja tiesiog gerai sužaisti. Ar būtent tai, kad jis nesiruošė tom rungtynėm ir padarė šitokį rezultatą šiandien? Nežinau, koks treneris gali tai pasakyti iš tikrųjų, bet aš manau, tai nesiruošė ir gavai, tai ką jis dabar gali pasakyti, aš nežinau. Iš tikrųjų, mūsų treneris paruošė planą, labai gerą planą kaip žaisti ir mes sužaidėm taip, kaip reikėjo. Tai aš manau, mūsų didžiausia pergalės pliusas šiandien buvo mūsų treneris.